Labadiena, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai. Aš gydytojas Vytautas Abraitis, medicinos mokslų daktaras. Klausimas jums. Kiek per dieną reikia nueiti žingsnių, kad išlaikyti neblogą formikę? Teisingai, 10 000. Ir kaip jums atrodo, kas tą 10 000 žingsnių taisyklę apskaičiavo ir nustatė? Ar tai variantas A? Gydytojai reabilitologai, variantas B, gydytojai kardiologai, variantas C, gydytojai traumatologai, variantas D, gydytojai reumatologai. Kuris iš jų? 3, 2, 1 būgnai, ne vienas atsakymas neteisingas. Tos žingsnius 10 000 iš lempos paėmė viena inžinerinė komercinė japonų struktūra prieš tokią olimpiadą, po to prie jų prisijungė ir žymus sporto avalynės ir aprangos gamintojas. Ir jau po to, jau mano minėti gydytojai ėmė skaičiuoti, kiek iš tikrųjų žingsnių yra naudinga, nuo kada jau gali būti truputėlį ir pavojinga, koks žingsnių intervalas yra pats naudingiausias, kokie tie žingsniai turėtų būti, koks tas turėtų būti žingsniavimas. Atsispausdinau 12 straipsnių ir padariau bendras išvadas ir jums pasistengsiu pateikti savo Patreone. Kas užduosite įdomiausią klausimą, kaip visada, romantiškas savaitgalis su Burnecku Palangoje. Tarp kitko, pernai vasarą jūs mano prizo nepaėmėt, nepasinaudojat, įvarydami didžiulį kompleksą tiek man, tiek Burneckui. Tai šį kartą motyvacijos sustiprinimui aš jums dar dovanoju štai va šitą. Tai vadinasi Burnecką prirašantis pavadėlis. Jūs to savaitgalio metu miegančiam mano kolegai paliesite pavadėlių pilvą, jis įgaus stebuklingų galių. Ir taip pririš Burnecką, kad po to jūs jį padėję po savo pagalvę, iš jo sulauksite mažiausiai 152 žinutės 2 metų bėgyje. Iki pasimatymo Patreone.